Gyvos pasakos. Sveiki vaikai, sveiki, sveikučiai, jūs ir jūsų tėveliai. Gyvos pasakos su jumis ir mama Žienė šiandien paskaitys pasaką, kuri vadinasi Druska. Seniai, seniai, labai seniai gyveno karalius ir turėjo 3 jau suaugusias dukteris. Karalius buvo labai senas, tad nusprendė išdalinti joms visą savo turtą. Karalius turėjo 3 karalystės. Vienoje buvo daug miškų ir gyvulių kaimenių. Kitoje upių rūmų, na, o trečioje kasyklų ir brangakmenių. Tik kuriai dukrai, kurią karalystę paskirti? Karalius nusprendė gražiausią karalystę atiduoti tai, kuri labiausiai jį myli. Jis pasišaukė pas save dukteris ir paklausė vyriausios: "Sakyk, brangioji, kaip mane myli?" "Kaip balandis grūdus," atsakė vyriausioji dukra. "O tu, mieloji," paklausė vidurinėlės. "Mielas tėveli, myliu tave kaip vėsų vėjelį karštą vasarą." "Na, o tu," kreipėsi jis jauniausiąją, "kaip tu mane myli?" "Mielas tėveli, myliu tave taip, kaip žmonės myli druską," atsakė jauniausioji dukra. Karaliui šis atsakymas visiškai nepatiko ir jis piktai nuvarė dukrą lauk. Ši bandė pasiaiškinti, bet valdovas jos nesiklausė ir liepė net nesirodyti akise. Princesė verkdama išėjo į girią. Vieną dieną jis sutiko gretimos karalystės princą. Išvydęs gražuolę, kaip jau numanote, princas ją įsimylėjo tą pačią akimirką ir parsivedė pas save į rūmus. Kai jiedu jau buvo susituokę, jaunoji moteris ilgėdamas artimųjų papasakojo princui, kas jai buvo nutikę, ir paprašė, kad leistų pamatyti tėvą. Princas pasikvietė senąjį karalių pietų. Kai jie susėdo prie stalo, tarnai ėmė nešti lėkštes su puikiausiais įstabiausiais valgiais. Deja, patiekalai buvo nesūdyti, todėl visiškai beskoniai. Senasis karalius paragavo sriubos ir iškart pastūmė ją nuo savęs, negalėdamas valgyti. Jis paragavo kito viliojančio patiekalo, bet ir šis buvo labai prieskas. Viskas buvo be druskos. Galiausiai karalius nesusilaikęs kreipėsi į šeimininką, tai yra į princą. "Sūnau, ar galiu tavęs kai ko paklausti? Kodėl tavo vyrėjai niekur nededa druskos?" "Jūsų didenybė, girdėjau, kad nemėgstate druskos, todėl liepiau nesūdyti maisto." "Sūnau, tu kažką supainiojai, aš labai mėgstu druską." "Kas tau galėjo tai pasakyti?" Tuo metu į menę žengė jauniausi karaliaus duktė, princo žmona. Ak, kaip tėvas apsidžiaugė vėl pamatęs savo dukterį ir galėdamas ją apkabinti. Nes nuo tada, kai ją išvarė, labai greitai pasigailėjo ir ieškojo ne tik jis, bet ir visi dvariškiai. Tėvas be jokios abejonės atsiprašė dukters ir po to, kai princas jam pateikė vien nesūdytus patiekalus, suprato, kągi dukra turėjo omeny, sakydama, kad myli tėvą taip, kaip žmonės myli druską. Juk be druskos iš tikrųjų ne tik, kad neskanūs patiekalai, jie atrodo nevalgomi. Nuo tada visi susitaikė, gyveno ilgai ir laimingai. Tiek pasakos šį kartą, ačiū visiems buvusiems kartu, su jumis buvo Gyvos pasakos ir mama Ežė. Na, o visus, kuriems patinka mūsų kuriami įvaizdžiai, noriu pakviesti pamėgti mūsų profilių socialiniuose tinkluose, be jokios abejonės prenumeruoti Gyvų pasakų kanalą YouTube platformoje. Na, o aš tariu jums iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.